Disko išvarža, juosmens skausmas, sėdimojo nervo skausmas. Visa tai turi vieną bendrą dalyką – įtampą, kuri sukausto stuburą, ir padėties sutrikimą, tą garsųjį užspaudimą nugaroje. Šiandien parodysiu, kaip palengvinti šias dvi problemas lengvais taisyklingo judesio pratimais. Ir tau nereikia būti lieknam, jaunam ar lankščiam, kad galėtum gerai judėti. Žinoma, dažniausiai ši įtampa, kuri sukausto stuburą, kyla iš raumenų – didžiojo juosmens raumens, diafragmos, klubo lenkiamųjų arba iš vidaus organų – skrandžio, kepenų, žarnyno. Taigi pasirūpinkime šiomis dviem problemomis. Pradėkite padėdami koją ant kėdės, leiskite man nusiauti sportbačius, žmona nesibark, tai tiesiog sveikas protas, gerai? Pradėkite padėdami koją ant kėdės, rankas uždėkite ant klubų ir palenkite kūną į priekį, kol pajusite malonų tempimą priekinėje klubo dalyje. Atsargiai, nereikia persistengti, nenoriu, kad jaustumėte skausmą. Taip pat būkite atsargūs, kad dubuo nesisuktų. Tam ir laikome ranką ant klubų. Šioje tempimo padėtyje giliai kvėpuokite ir iškvėpkite kiek tik galite kelis kartus per 30 sekundžių. Tai pakartosite 3 kartus su kiekviena koja. Čia mes tempiame visus šiuos raumenis, visą šią raumenų grandinę, saugiai ir nepažeisdami jų. Po to pereisime, leiskite man apsiauti, pereisime prie vidaus organų įtampų. Atsisėsk ant sofos, pavyzdžiui, taip, kad būtum pusiau sėdomis, pusiau gulomis, labai patogiai, kad galėtum atpalaiduoti pilvo raumenis, pilvo presą, gerai? Padaryk iš rankų tokį kaušelį ir įspausk mažojo piršto dalį čia, ties pilvo apačia. Netgi šiek tiek pakelsiu savo marškinėlius, štai. Spausk čia, ties pilvo apačia. Įsivaizduok, kad kasa smėlį paplūdimyje. Spausk giliau, šiek tiek patrauk link bambos. Ir šioje padėtyje galite arba likti čia, nejudėdamas, laikydamas tarsi laikytum kūdikį ant rankų, nuo 30 sekundžių iki minutės. Arba galite atlikti bangavimo judesį. Supratai? Lėtai trauk ir atleisk tiek, kiek nesukelia skausmo. Taip pat nuo 30 sekundžių iki minutės. Tai naudinga juosmens skausmui. Kai mes atsigulame, iš tikrųjų mes uždarome sąnarius nugaroje. Taigi šis pratimas padės pagerinti išsidėstymą, tarsi pagerintų sąnario padėtį, kad jis užsidarytų be skausmo. Patarimas. Jei atliksite šiame vaizdo įraše rodomus pratimus ta pačia tvarka, kaip rodau, palengvėjimas bus daug didesnis. Štai, pagerinti stuburo padėtį, pradedant nuo stuburo galo, nuo kryžkaulio sąnarių. Atsisėskite taip, kad viena sėdmens pusė būtų už kėdės krašto. Tada perkelkite. Taip jums bus geriau matyti. Štai, nukelkite koją atgal, kol pajusite malonų tempimą čia, priekyje, ties klubu. Dabar įdėkite šiek tiek jėgos, lyg norėtumėte pakilti 1 cm nuo kėdės. Štai taip, žiūrėkite. Jėga. Laikyk. Ir atsipalaiduok. Atsipalaiduok. Čia mes naudojame raumenų jėgą tam, kad pakoreguotume, išlygintume dubenį, įskaitant kryžkaulį. Tau tai reikia padaryti nuo 3 iki 5 kartų su kiekviena koja. Kiekvienas kartas vis geresnis už ankstesnį. Tada tai reikia atsigulti ant lovos krašto, kad dubuo ir kojos kabotų už lovos ribų. Atsipalaiduok. Pajusi, kaip mažėja spaudimas stubure, tempiasi nuo kojų svorio ir tavo kvėpavimo. Atkreip dėmesį. Kai giliai įkvėti, jauti, kaip stuburas šiek tiek labiau išsitempia. Išlaikyk šį malonų kontroliuojamą atsipalaidavimą ir lėtą kvėpavimą 1 minutę. To pakanka, kad stuburas galutinai susilygiuotų taip, kaip reikia. Ir jei tau apsisukti lovoje yra problema, turi pažiūrėti šį vaizdo įrašą. Jame parodysiu, kaip palengvinti šį skausmą, netrikdant miego. Tiesiog spausk čia ekrane. Ir jei šis vaizdo įrašas tau padėjo, nepamiršk pasidalinti juos su tuo, kam to reikia. Pagalvok apie žmogų, kuris turi stuburo problemų ar jaučia juosmens skausmą. Ir nusiųsk jam šį vaizdo įrašą. Tik tiek tavęs prašau. Čia ir baigsiu. Stipriai apkabinu ir iki kito karto.